Sveiki, po tam tikros pertvarkos vėl pasirodo čia, tiesiog darau tai pagal galimybės, savotiškai aplinkybės ir norus. Šitame filme jums pabandysiu išsakyti savo nuomonę apie tarpusio santykius. Vyras ir moteris viename iš neseniai išleistų filmų kalbėjau apie ritualą, kada yra dvi skirtingos energijos susirinkę su absoliutu, arba kaip nekeliauja pas absoliutą. Kitų, kaip sakyt, pogrupių kūrėjas pats nesugalvoja. Kaip yra kūrėjas, yra antikūrėjas. Yra dievas, yra antidievas, yra, sakysim, šėtonas jūsų atžvilgiu. Jeigu kalbant, tam, kad su jų suprastumėt. Tai vat šėtonas, tas apatinis, tas, kuris papačia, čia yra pozityvas, čia yra tas antipodas, yra atvirkštinė piramidė. O ten jis yra prigalvota beleko. Ir dabar tie žmonės, kurie neseniai išreiškė valią, visiems užteks vietos ir visa kita, tai gaunasi taip, kad jūs patys tarsi žaidžiat velnio žaidimą. Patys pritarė tam, visai ta velnystė, kuri yra gudriai užmesta ir padaryti, sakysim, iš tikrųjų, ne tai, kad burtai magija visa padaryta, daugiasluoksnė, uždėta tokia, kad žmonės vaikščiotų po purvą, kaip sakant, ir niekaip nedašustų, kur yra krantas, kur yra viso to pabaiga, ir galvotų, kad taip turi būti. Kaip ir gimė neseniai vaikai, pavyzdžiui, gimsta, jie nežino, kas ten yra, kodėl vyras vaidina moterį, ten atlieka premjero pareigas ir taip toliau. Jie galvo, gal taip turi būti. Vaikai jaučia, bet, taip yra. Čia pas mus kalbu apie mūsų tos, kurie užima vietą, kur valdžia turėtų būti. Laikini. Bet dabar grįžtam prie, metam tą politiką šoną, kol kas bus kitame filme, tai grįžtam prie santykių. Vyras, moteris, dvi skirtingos energijos, sukuria trečią. Santykiai, jie gali būti visokie, dažniausiai kaip dabar yra problematiški, tam, kad nuo senų senovės sukuriamas visokios aplinkybės, kad mes neturėtume laiko savo, neturėtume laiko vaikams, neturėtume laiko savęs ugdymui, įkišame į tokią savotišką karuselę, ir dalinai mums kaip ir pristumia prie tam tikrų pasirinkimų ir pasiūlo du dalykus, rinktis pavyzdžiui, vieną internetą ir kitą. O žmonės to net nesugalvoja tokio dalyko, kad dar gali būti trečias variantas. Kaip pavyzdžiui, daleiskim dabar šiuo metu, reikia kariauti už vieną šalį, arba dar už kitą, o yra dar kitas variantas, iš vis nekariauti. Tai čia irgi bus netrukus tas filmas šiais ir aš jums paaiškinsiu iš viso, kas čia vyksta. Ir dabar apie, jeigu vyras moters santykius, tai yra taip, žmogus žmoga, iš tikrųjų, pagal senesnį lietuvių kalbą, kada dar buvo grynesnė ir kada tas žodis šį bei tai reiškia, kada tie žodžiai sukeldavo vibraciją ir kada tų žodžių pagalba dar darydavosi tam tikri veiksmai erdvėje ir žmonėms patiems gyvenime. Ir čia galim prisiminti tą rusišką seną pasaką, Lydeka Liepos man panorėjęs ir visokias kitokias. Lietuvių pasakos, jos gal buvo dar kietesnės, bet tiesiog jas sunaikino, sudegino ir mes palikom beveik vos ne su Birsiaus galų ir ten galbūt Eglė Žalčių karalienė ir tai ten apie reptilijas, jeigu realiai užkoduota. Ir kada mes pradedam gyventi, pačiu geriausiu atveju paimam tėvų atžvilgį, santykius tėvų arba kažkur matytus filme. Filme yra tokie daugiau fantastiniai santykiai, kurių realiai kaip ir nebūna. Tokia romantika nupiešta, žmonės stengiasi pamėgdžioti juos ir nieko iš to neišeina, nes tai nėra tikroviška, tai nėra realu, išgalvota. O iš tėvų santykius paimti nenori, bet pasąmoniai pas vaikiną įsirašo mamos ilgesys, o pas merginą, pas dukrą, pavyzdžiui, šeimoje augančią, įsirašo tėvo ilgesys. Ir nesąmoningai jie ieško partnerio, kuris sutiktų savo elgesiu arba savo poelgiais, netgi išvaizdą. Mergina ieško vaikino, kad jis panašus būtų kažkiek tai jos tėtį, vėlgi nesąmoningai.
o vaikinas moters pagal savo mamą dažnai. Tai vadinasi libido. Kada šitos traukos nėra, santykiai faktiškai pasmerkti žlugimui. Dažnai būna žmonės susijungia, daleisiai moteris, dama, mergina susižavi vaikino kažkokiam užimamo pareigom, galbūt turinti kažkokį tai nekilnojamą turtą, kažkokia tai jo veikla arba padėtį sociume ir visiškai pamiršta apie jo paties asmeninės savybės. Tai yra tik sociumo uždėti medaliai, tam tikras galbūt laikinas statusas, kuris tuo metu labai patogus yra tam, kad kitom draugėm nušluosti nosį, tarsi jinai pirmoji užėmė šitą kėdę, kurios niekam daugiau užimti neleis. Pačios meilės nėra. Tai yra, faktiškai nėra pagarbos, nėra atsidavimo, nėra meilės, kuri turėtų būti tarp vyro ir moters. Tiek vienas, tiek kitas vyras ir moteris nėra vienas už kitą geresni, jie yra skirtingi visiškai. Tai kaip pliusas ir minusas, taip kaip karšta ir šalta. Ir jeigu kiekvienas užimtų savo vietą gyvenime, stengtųsi nelysti į kitą gyvenimą, tai santykiais būtų viskas tvarkoj. Nuo senovės buvo visą laiką įspraudžiama tokia kaip sociumo taisyklė primesta, ką turėtų vyras daryti, ką turėtų moteris daryti. Bet iš gamtos paprastai yra taip. Yra tas ne veltui vokiečių pasakymas Kirchen, Kuchen, Kinder, tai yra virtuvė, bažnyčia ir vaikai. Iš dalies tai yra teisybė, tai yra sritis moters, kurioje jinai geriausiai gali pasireikšti, kuriai gamta tiesiog davė tą pašaukimą ir atlikti tas funkcijas geriausiai. O vyrai yra kiti dalykai, bet čia mes kalbam apie normalią šeimą, apie žmonės, kurie adekvatus yra, kurie supranta vienas kito paskirti ir savo, sakysim, funkciją, pareigas išpildo iki galo. Galima sakyti 100%. Ir jeigu tai būtų gyvenime pas žmonės šeimose, to neįvyktų. Bet grįžtame vėlgi prie libido. Jeigu libido yra, tada pora vienas nuo kito kaifuoja. Jeigu yra dar abipusė ta trauka, tokia, jie tiesiog maudosi tuose spinduliuose to džiaugsmo, kuris atsiranda susidūrus dviem porom. Antras svarbus labai aspektas, kaip ir kertinis akmuo, draugystės, santykių esminis, kaip sakyt, dalykas, laiptas link sėkmės, link laimės durų yra astrologinis suderinamumas. Dar jis vadinamas sinastrija. Aš šitą dalyką studijuoju, padedu kai kada žmonėm, kai turiu laiko. Yra net puslapis Astroterapija Facebook'e ir kai kada, kaip yra laiko, pagal galimybės padedu žmonėm šiek tiek paryškinus spalvas, kad jie žinotų maždaug, ar santykiai verti kažko ar ne. Dažniausiai mes sutinkam su tuo B variantu, kada, kaip ir minėjau, iš pat pradžių būna toks susižavėjimas vieno arba kito, daleisiai mergina susižavi vyru, kažkokiais bruožais, galbūt jis buvo tuo metu gerai apsirengęs, galbūt atrodė gerai, efektingai prie draugų tarpe, ar kažkur tai Baliui ir ten, pavyzdžiui, ten dar 3-4 merginos jos sužavėjo ir ta mergina užėmė vietą pirmą tam, kad, kaip konkurencijos paskatinta, užima pirmą vietą, pirmą susipažįsta su to vaikinu, pakiša, kaip sakant, savo sparną, savo klubus, kaip sakant, po jo, tam, kad užimti tą vietą. Be meilės, bet jinai džiaugiasi savo pergalę. Tai yra, savotiškas kaip ir ego, gaunasi šioje vietoje sužaidžia, kad aš turiu tą laimikį, kaip ir medžiotoją panašiai. Realiai galbūt to nereiktų daryti, tiesiog, kada yra trauka, kada yra astrologiškai suderinama pora, jie be jokių pastangų tai padaro. Jiems nereikia nertis iš kailio, ten piešti nuluptus santykius, ką tik neseniai nudegintus ar ten nulygintus kažkom, tai nereikia pirkti kažkokiu tai dalykų, kurie kažkokiu tai būdu sukeltų kažkokiu tai žibesį kitiems, arba netgi pavydą, arba nuostabą. Tiesiog savaime tai vyksta ir dažnai net gali būti skirtingas socialinis statusas tų žmonių. Pavyzdžiui, netgi tuo metu gali būti vaikinas dirbti iš vis kaip pagalbinį darbą kažkur statybose, mergina
dirbti kažkokį tai vadovavimo darbą ir turėti aukštą išsilavinimą, pavyzdžiui, ir taip toliau. Bet bus trauka ir šitie žmonės, ypač dar jeigu yra karminiai ryšiai iš praeito gyvenimo, jie džiaugsmą išjaus savotiškai ir nepakartojimą, ir to malonumo, to buvimo kartu niekas negali suprasti, iš tikrųjų tik tie du žmonės, kurie bus draugė kartu. Tokios poros realiai skirti neįmanoma. Aišku, labai gerai, jeigu būtų tas statusas daugmaž vienodas, apylygiai. Jeigu paimti pagal kortas, tai daleisime, jeigu yra, parodysiu savo amuletais, apie kurias paaiškinsiu netrukus. Mergina yra, daleiskim, pagal statusą čirvų dama, vaikinas yra, pagal kortas 9 arba 10, tai yra per didelis skirtumas tarp jų. Tai labai reikėtų vaikinui pasistengti, kad jisai dakiltų pagal sociumą iki merginos statuso. Gali būti, pavyzdžiui, vaikinas kaip Bartukas kortose, leiskim, jūs visi žinot kortas. Ir tada mergina jam padeda pakilti aukščiau, tai yra, būdama mergina, jinai nesikiša į jo daržą, tik tai vaikinui atsistoja už peties ir jaus išnipžda, tu sugebėsi, aš viską žinau, aš tavim pasikliaunu, vesk mane. Ir vaikinui nieko nelieka, netgi jeigu jis nežino, kur vesti, jam nieko nelieka, tiesiog, tuo metu netgi kartais gali įsijungti ego, gerai, kad ne kompleksai, kurie sustabdytų šitą veiklą, įsijungia ego ir tada nori, nenori, jisai ieško išeities, kaip pasirodyti prieš merginą kitam. Ir jisai tampa karalium. Gerai būtų, kad tai būtų ne popierinis liūtas, kaip pasakyti, kad tai būtų iš tikro. Tai yra, pasisėmė išminties, pasisėmė patirtį, susiranda žinių tam tikrų, kurios galėtų tą porą tiesiog realizuoti kaip tokią. Ir iš tikrųjų tada vaikinas tapęs karaliu, veda merginą už rankos per gyvenimą, paskui save. Kaip viena pora, kažkada man matyta, dabar jos nėra, ten buvo kiti aspektai, bet čia visuomenė gerai žinomi žmonės, bet aš tiesiog neminėsiu pavardžių. Apie vieną iš jų buvo parašyta kaip tik mano tame puslapyje Astroterapija Facebook'e. Ir tada tokioje poroje gali rastis vaikai, jie matys tikrą gražų pavyzdį, sektiną pavyzdį, kurio reikėtų sekti, ir nieko daugiau kaip ir netrūksta, tiesiog gaunasi žengi per gyvenimą ir renki gyvenimo džiaugsmo vaisius, kurie tiesiog bus išdėlioti pakeliui. Laiks nuo laiko tiesiog pasilenki ir pasiemi eilinį prizą savo, kaip padėką. Bet sąlyga yra tokia, kad moteris nepuola daryti vyriškų darbų, vyras nepuola daryti moteriškų darbų. Gali būti, labai idealu būtų, jeigu prieš pradedant kartu gyventi gyvenimą, bendrą gyvenimą, santykiuose vyras, vaikinas ir mergina, arba vyras ir moteris, išsiaiškintų, ko nori vienas iš kito, ko tikisi, ką galėtų toleruoti ir ko visiškai netoleruos, tai yra visiškai nepakęs, nes tokių dalykų gali išlysti. Tai patartina susirašyti sąrašą, vienas kitam gražiai žaidimo kažkokį tai formai pateikti. Tai labai svarbus dalykas, kadangi mes išvengiame tokiu atveju nereikalingų skandalų, kažkokių tai skausmingų skyrybų, kada dar nukenčia plius ir vaikai. Ir tokiu būdu, kada žmonės pradeda kartu gyventi, jie paskiau daug maž žino, ko galima tikėtis iš partnerio, ir pats idealiausias dar atvejis, kada yra tie visi dalykai, yra astrologinė trauka ir libido, nors pas vieną iš jų. Ir tada tiesiog, jeigu aš imu idealų variantą, kada pilnai sąmoningi žmonės, vienas ir antras, ateina vienas kitam ir pasako, aš moku tą ir tą, aš esu stiprus toj arba stipri toj ir toj srity, aš galėčiau tau kažką tai padėti. Jeigu reikės, aš va šitą vietą aš žinau ir aš manau, kad šitą vietą tu nesi stiprus, aš tau galėčiau, jeigu reikės, padėti. Arba galiu gyvenime daryti tai, o vyras pas moterį ateina, aš moku tai ir tai, ir aš galiu padaryti tai. Arba aš dabar šito nemoku, bet aš mokinsiuosi, aš išmoksiu ir aš padarysiu. Ir būtent gyvena vienas prie kito drauge kartu susikibę.
Tada jokių skirybų, tada jokių pešiojimuose, tampymosi, dekio ir taip toliau. Dar yra paskiau tie visi smagumynai, tada juos reiktų iš tikrųjų šiek tiek nedavalgyti, šiek tiek iš šono padėti, visą laiką pasitaupyti, visą laiką nesistengti išgriebti būtent viso ąsočio iki dugno, kaip sakant, to medaus išgraibyti, nes ten vėl santykiai pareis tada. Laiku bėgant jie išyra. Nu, ten planybės, todėl neaiškinsiu, nes paskiau gali visokių kilti ginčių, netgi porose ir tiesiog vienu, kaip sakant, sakiniu pasakau, tai yra patartina ir patarimas yra toksai daugiau praktinis ir tai yra išgyventas dalykas, kuris gali priversti prie skausmingų paskiau įvykių. Na ir tada nieko daugiau nelieka, paskiau vaikam parodo pavyzdį, kad vyras pirmiausia, ta prasme, pagal pirmumą moteris, paskiau vaikai, moteriai taip pat, pirmiausia vyras, paskiau vaikai. Ir kai vaikai tą pamato būtent tą pavyzdį iš tėvų, ten nieko aiškinti jau nereikia, vaikai nuo 5 iki 6-7 metų surinka tą visą patirtį ir susiformuoja jų charakteris, kurio vėliau negalima pakeisti. Jie pamato realų gyvenimą, koks jis turėtų būti, ir jie tą patį seka. Jeigu jūs darote problemą šeimoje, jeigu darėte neteisingą pasirinkimą, būtent jeigu vyko ne tai, kaip aš minėjau, pasirinkote žmogų, suklydote pasirinkime, paskubėjote su vaikais, paskubėjote ten, pasiėmėte kažkur paskolą, kuri paskiau pradeda susmaukti, dusinti energetiškai ir visai, ir prasideda paskiau tas išsekimas, ir žmonės paskiau energetiškai išsekę pasidaro irzlus, ir tada jau faktiškai berekas, kas atsiranda jų gyvenime, juos dusina ir jie pradeda pyktis. Vienas po kito, paskiau pradeda priekaištai, pasiranda ir taip toliau. Kada buvo santykiai normalus ir ilgą laiką gyveno, paskiau dėl kažkokių priežasčių pradeda vienas kitą truputį ėsti, netgi gali būti netgi iki skyrybų ribų. Tai būtent aš rodžiau amuletus, juos galima bus įsigyti puslapį, kurio nuoroda bus parodyta apačioje ir parašysiu netgi grinai koduką nuolaidai turėti. Patarčiau įsigyti tos du amuletus, jeigu norite santykius išlaikyti abu, vyras ir moteris. Ta prasme, jūs suprantate, susipykot, yra likę kartumas dėl išsakytų kažkokių tai frazių arba kažkas tai negerai darosi. Tai visiškai aš jums, kaip pasakyti, nuoširdžiai patarčiau pasižiūrėti va šitą variantą, kada mergina užsideda rožinį, vyras užsideda šitą melsvą. Amuletai vadinasi Lemūrija ir Atlantis. Ir stebuklingų būdų, net jeigu jūs netikite, jeigu jūs galvojat, kad čia kažkur tai kažkokie tai fantastika, X-File ir taip toliau, pastebėsite, kad tiesiog maždaug po valandos išnyksta visos problemos, išnyksta norai daryti piktumus, išnyksta bereikalingosios kalbos ir priekaištai ir nesinori tiesiog to daryti, nes dažniausiai gali būti, kad tie priekaištai ir visokios svetimos mintis, netgi kažkokie tai įtarimai dėl partnerio neištikimybės ir taip toliau atsiranda visiškai žmogaus galvoje ne jam norint. Tai yra tokios esybės, kurios gali tai pakuždėti į ausį. Tokie balti pilki debesėliai, kurie tą sukelia tokias abejonės kito partnerio, jeigu ten kitas žmogus kažkur išsilaikė, galbūt išseko telefono baterija, tuo metu negali atsakyti, o neleisim žmona ar moteris, mergina skambina jam ir galvoja, kad jisai dabar tą telefoną išjungia. Na, taip prasme, pagal kitų žmonių scenarijų įvykius, manai prilygina tą patį, galvoja, kad jisai išsijungia ir daro kažką tai tokio įvykį, kažkokį, kuris jai, kaip sakant, perkerta drasko širdį iki pat gilumos, kaip sakant, gilūs randai. Ir tada padaro išvadas, kad jis ten kažkur tai buvo ir taip toliau. Nu, būna sisteminiai tokie nuėjimai į šoną, tai čia vėlgi, sakau, matos viskas žmonių datos, kada aš pasižiūriu pačią žmogaus savotiškai žvaigždžių įdėtą barkodą. Tai yra tiesiog, tai tiksliausias yra būdas pažinti žmogų. Ne veidoskyrą, ne numerologija, ne išdialnų, ne chiromantija, o būtent astrologija pats tiksliausias mokslas yra, kur yra detaliai viskas išdėstyta. Ten jeigu pasiknaisiu, tai akių spalvą galima atknisti ir figūrą ir taip toliau. Bet kalbu paviršutiniškai, jeigu žiūrint, pavyzdžiui, pamatai žmogaus charakterį ir būna ten, leisime, moteris
kreipiasi dėl vyro, sako, va, abejonės, išsilaikė darbę ir taip toliau, ir matosi, kad tas vyras, na, niekada nepraleidžia progų ir jų pajudina viską, kas nejuda. Nesuprantate, apie ką kalba eina. Taigi yra, aišku, tokių santykių neturėti ir jos pabaigti. Tai tiesiog naudodamasis progą, dar parodau dar vieną dalyką, kada bus vaikai, kada maži vaikai yra ir verkia ir kojas skauda, arba verkia mažiukai vaikai. Tai yra šitas dalykas, jis vadinasi antiparazitas arba astralinių parazitų žudikas. Jis naudojamas ten, kur yra skausmai, būtent vaikam prie kojų, kada tie nematomi dalykai, kurias mato katės, kurias mato šunys, kurias mato ir maži vaikai, kada žiūri kažkur tai tuštumą, jie prisisiurbė prie koją, dažniausiai tie skausmai atsiranda žemiau kelio visą laiką ir pridėjus va šitą antiparazitą, faktiškai vaikų skausmas gali dingti po 5-10 sekundžių, na, iki pusės minutės maždaug. Pas žmogų, jeigu tirpimai bus kairė pusė nugaroje, tie skausmai gali prapulti maždaug per 3-5 minutės, kadangi ten bus didesnės žuvis, kaip sakant. Tai visą tai rasite tam puslapyje, kurio nuoroda bus parodyta apačioje ir taip pat aprašyme ir visą kitą aš pateiksiu. Po filmo galėsite pasiskaityti aprašyme ir surasti, jeigu jums tai domina, jeigu jūsų turimos žinios, įsitikinimai leisti priimti. Kito varianto, kur kojas skauda, aš jums pasiūlyti negaliu, nes jo efektingesnio negu šitas daugiau nėra. Siūlo patį geriausią variantą. Ir jeigu, pavyzdžiui, kaip minėjau, santykiams išsaugoti du amuletai, kurie yra tarsi savotiškai parodo ir vyrišką ir moterišką energiją, jie irgi atlieka efektingiausią darbą, tiesiog tai reikia juos užsidėti ant kaklo, pasislėpti galima po rūbais, svarbiausia, kad jisai būtų pas jumis po kaklu, viskas. Ir jūs savaime suprantate paskiau, kad dingsta piktumai, dingsta pikti žodžiai, dingsta priekaištai, visokie užgauliojimai ir taip toliau, ir pradeda gražiai ir laimingai gyventi. Be kita ko, šitas amuletas dar padeda sutvarkyti nosies reikalams, ypač vaikam, kada užsikemša nosis, davėte ranką vaikui, mėgančiam, pavyzdžiui, minutę, 2-3 ir vaikas pradeda kapoti pro nosis stebuklingų kažkokiu būdu. Paaiškinti, dėl ko šitai negaliu. Bet apie tai plačiau papasakosiu kitam filme. Kol kas sveikinu, dėkoju jums už dėmesį ir iki malonaus.